Labas rytas. Relaksuoju paskutinės akimirkas prieš išėjimą. Šiaip labai gerai išsimiegojom. Ane? Taip. Užskaitom šitą butą. Labai viskas gerai. Šiandien iš karto laukia mūsų geras oras, kabutėse. Iš karto yra lietus 100%. Dabar dar nelyja, bet nuo 12 bus. Bet jau matosi. Jau pareina. Nors per langą, kai pabudom, labai saulė švietė tokia. Sako, kelkitės. Esam sausi, švarūs, kvepiantys. Bet tikriausiai neilgai. Labai yra nuostabu čia va taip pakimarinti. Bet mes turim misiją. Tai Mūsų misija yra 1000 kilometrų. jeigu šiandien viskas pagal planą, tai šiandien turėsim jau 600. Nenumaldomai artėjame. Tai Mes ir vėl prie jūros. Nuėjom 7 kilometrus ir vėl brisim per smėlėtą kelelį. Pagaliau. Bet jau šią naktį ieškosim šelterio. Nes turėtų būti lietaus tikrai šiandien. jo, ir turėtų būti lietaus ir prieš tai naktį, kai miegojom, buvo labai didžiulė drėgmė ir mūsų palapinė šlapia yra. Tai norėtųsi ją prasidžiovinti. Jo, jeigu šelterį miegosim, tai palapinę išsidėsim Jo. ir tada ją prasidžiovinsim jau. O kol kas judame į priekį. Dabar turim apeiti tokią vietą. Tikėkimės, kad mūsų ėjimas paplūdimiu taip ir nepasibaigs. Nes dabar kol kas atrodo, kad čia artėja pabaiga mums paplūdimio ir reikės kažkur eiti krantais. Bet turbūt gal bus koksai apėjimas. Gal tu verki, gal tu
Va ir buvo. Aš maniau, kad ten tik smėlis. Ir kad esu su savo batais neperšmantamai. Tai, kas pas tave mintise, juk aš matau, kaip žodžiai smaugia tave. Galbūt visi, kas nesiskaito keisti, susimastys, kodėlgi jie paprasti. Nusileidom va. Tokio statumo laipteliais ir dar jie pasvirė į apačią. Jo. Na, svarbu, iš vis buvo tie laipteliai. Šlapi kaip zaikučiai. Šlapkiai. Palei jūrą, nežinau kiek čia kilometrų, bet žodžiu nemažai. Ir priėjom tokią vietą. Kraštą, žodžiu, neina. Nėra jokio praėjimo, nėra jokio takelio į viršų. Tiesiog reikės vėl grįžti atgal. Ir yra kai kas mūsų laukia, kol mes pakratysim kojas. Jie galvoja, kad mes eisim čia aplinkui palei jūrą, Wow. bandysim apeiti ir mes paskęsim. Tada jų eilė bus. Wow. Bet mes to nedarysim, nesuteiksim jie malonumą. Wow. Eisim atgal, apie 2-3 km greičiausiai. Manau, kad daugiau. Galima. Ir yra tie paukščiai, jie atrodo grėsmingai, galiu pasakyti. Pavyko pareiti. Wow. Wow, čia laiptai yra, tai wow. Bele kokio statumo. Wow. Ką vargšelis? Tiesiog vargšeliauja. Vargšelis. Vargšeliai. Turim nuėję truputį virš 30 km. Nu, šiandien su orais labai pasisekė. Tiesiog labiausiai laukiamas dalykas tai yra lietus. Tai mes sulaukėme lietaus ir labai ilgai jau lyja. Ir turbūt nenustos lyti. Labai smagu. Ane.
Mano vyras va sugalvojo gerą vandens nešimo būdą į batus. Parsinešė, nereikia ieškoti nieko. Pavargom. Tikrai. Per kamerą atrodo žymiai šviesiau. Jau beveik esam šelterio, bet nežinoma, jis bus užimtas ar ne. Tai šiek tiek nusivilsim, jeigu bus užimta. Ir tada galvosim, ką toliau daryti. Bet šiuo metu apie tai negalvojam. Galvojam, kad jis bus laisvas ir viskas bus gerai. Tai didžiąją dalį šiandien buvom šlapi. Lietpalčiai, nėra taip, kad padėtų. Ten 100%, bet batai kiaurai. Toliau iki kelienų kelnės taip pat. Iki kelienų? Kelienus? Ne, iki kelienų. Man visas kelnės buvo taip. Ir tau per galą. Galas yra pakilęs ir viską prilyju. Šiek tiek daugiau negu kelienų yra kelnės. Rankovės irgi šlapios kažkodėl. Iki alkūnių. Iki alkūnių, net laikė siūlės. Ir tai įtakojo naujų skausmų. Man klubo sąnarį surakino. Ką tau? Mano pada, pėdos apačia visą. Tokie spazmai užeina, tempia. Spazmuoja, tempia. Šlaunį. Ką padarysi, tas gyvenimas Šiaip yra. tai viskas. O šiaip tai jau yra, dabar jau turim 600 km nuėję. 600, ne kaip 500. Jau yra 600. Jau į mažąją pusę. Persivertė. Vau, šiaip čia labai gražu. Tai yra gražus, labai takelis tarp miškų. Jo. Labai šauni. Dabar svajojam parkristi į šelterį. Taip, lium. Ką tik buvom prie savo išsvajoto šelterio. Visos dienos svajonės, visos dienos tikslo. Ir ten yra dviratininkas keliautojas įsitaisęs savo. Labai liūdna. Labai graudu tiesiog. Dabar einam, dar yra šiek tiek toliau nei kilometro kita vieta. Nelabai žinom, kas ten tiksliai yra, bet kažkoksai namelių miestelis, kur turbūt irgi galima nemokamai permiegoti. Neturbūt, o sutikom tokį žmogų, kuris mums sakė ten nueiti. Ir sakė, galėsit išmiegoti. Tai va, Bandome. Žodžiu, čia esam kažkokioj žiauriai keistoj vietoj. Čia toks kaip jaučiuosi iš tikrųjų kaip filme. Toksai kaip miestelis, kaip kaimelis, žodžiu. Čia pilna namukų visokių. Taip labai iš tikrųjų kaip sekta kokia. Vienoje vietoje valgyti gamina tenai. Ir čia tų žmonių yra, šiaip dabar mes esam toliau nuo žmonių, bet čia didelė vieta tokia ir šiaip žiauriai keista. Nėra labai jauku. Ką? Nežinau. Ką darom? O my god. Čia yra kažkas keisto. Arba ten, kur laužo kurtis galima. Čia yra kiauras stogas. Vau, čia yra baisu. Įsikūrėm tokiam namuke. Tokie gultai yra. Turbūt bus prasčiausia naktis iš visų, nes čia visur ir kiaurai yra. Kai lis, tai sulysim.
Ir Nebūtinai gal ne. šliužai ant sienų. Žiauri kieta. Lentos nelygios. Žodžiu, yra. Ten sektos kažkokios vyksta. Valgyti gamina. Šūkauja. Geria. Jaučiamės kaip tikram filme. Siaubo filme. Tikimės mūsų nepaaukos. Žodžiu. Tai ką, šiandien nuėjom 45 kilometrus. Įsikūrėm va tokioj va vietoj. Prastoj. Galėjom palapinę statyti, bet jau dabar palaiko. Jau buvo labai sunku eiti. Kojos atmirkusios, permirkusios. Žodžiu. Labanakt jums, o mums kuo greičiau ištverti šią naktį. Tikimės rytojus bus geresnis.